Sveiki, po labai ilgo laiko tarpo mes prisijungėme čia prie visos internetinės platformos, kad vėl sugrįžti su Sneaks podcastu, o Sneaks podcastas yra tas podcastas, kuriame mes šnekame su įvairiausiais žmonėm, kuriem patinka kėdai, patinka kėdų kultūra, patinka jos nešioti, patinka kartais jos kolekcionuoti ar dar kažką daugiau su jais daryti. Tai visi tie žmonės, kurie yra pas mus podcaste, yra bent jau kažkuom įsimylėję tą visą kėdų, tiek kultūrą, tiek jų kažkokias mados tendencijas ir panašiai. Ir šiandieną mes sugrįžtuvių laidoje turime svečią puikų Lietuvos reperį, kuris netgi turi kūrinį apie kėdus, kuris netgi turi labai unikalius kėdus, kuris, iš tiesų turbūt turės daug ką papasakoti apie kėdus, o jo muzika kalba pati už save ir jo albumas išėjęs iš mados švenčiau savotišką tokį jau brandumo jubiliejų, aš taip sakyčiau, nes kaip tik išleidžiamas yra vinilo pavidalu, apie šitą dar taip pat pasišnekėsime. Pas mus šiandieną laidoje yra Edgaras, taip pat žinomas kaip reperis Ade. Labas. Ačiū tokį pristatymą. Aš manau, esi nusipelnęs viso to pristatymą, bet kadangi mūsų podcastas yra apie kėdus, aš manau, mes pasišnekėsime turbūt būtent apie tai, kaip kėdai atsirado tavo gyvenime ir panašiai. Ir jeigu tu turbūt jau kalbėjęs esu apie muziką, esi buvęs podcastuose ir intervos apie muziką, kėdai turbūt ir mados turbūt pirmas tavo dalykas. Visiškai pirmas. Aš labai nustebau, kad tokia vieta iš vis yra, kad nežinau, ir malonu bus pakalbėti apie tai, kas patinka iš tikrųjų, ne apart muzikos. Tai va, kalbant apie kėdus, vienas pirmų klausimų visą laiką mūsų podcaste yra būtent apie tai, ar tu prisimeni, kada pirmą kartą tavo gyvenime atsirado kėdai? Žinoma, labai gerai atsimenu. Tai buvo Adidas skate shoesai mamos nupirkti iš Padevano. Ir tokie unikalūs, aš niekur daugiau nemačiau. Mane draugas Justakas visada mane atpažindavo pradžią iš tų skate shoesų ir ateidavas į namus, pamatydavo, yra Ade ir ačiū mamai iš tas pirmus plačius su juoda guma Adidas skate shoesus. Ok, tai kiek tuo metu buvo, gal pameni? 14-15. Supratau. Tas buvo pats metas tas. Ar tai jau buvo tie kėdai, kurias tu nešioji kaip mados dalį, ar buvo tiesiog kasdienis patogus avalinės, kaip sakant, variantas? Kasdienis. Aš kaip mados dalį aš nelabai nešioju. Man būdavo vis ta kėdai kaip ne mados, o mano esmės toksai, nežinau kaip aiškinti. Niekada nebūdavo, netraktuodavo į madą jos, žinai, jie būdavo man kažkaip. Aš jų nešiodavau po 10 metų kėdų, žinai, ir išeidavau iš mados kaip ir albumai, man turbūt, žinai. Tai jo, tokie buvo pirmieji įsimintiniausi, o kiti galbūt buvo tokie irgi labai įstrigę kėdai, nes labai daug dvejojų tarp jų pirkimo. Buvo tokie vieni mėlyni Naikai, aš krepšinį mėgdavau žaisti. O kiti buvo tokie spalvoti, unikalūs, neturėjau oranžiniai tokie. Ir aš tik po to sužinau, kad ten Phoenix Suns buvo vardinė Maro Staudermo kėdai, ten pas mus buvo vienai. Prašau. Ten po 5 metų nešiojimų, tik atradau šitą. Tai jo, toksai, va tėva gal buvo daugiau, aš jos turiu iki dabar, sakiau, pakabinsiu kosmonautus ant laido, kai išeisiu pensiją. Geras. Ar tie kėdai, kurias tau teko, tu juos nešioji į mokyklą, tai buvo kasdienis dalykas. Kiek svarbu tai buvo paaugliams tavo laiku? Aš tikiu, tai buvo prieš kokius 20 metų, ar ne? Grūviai, jo. Tai kiek tai svarbu buvo patiems paaugliams tie kėdai tuo metu? Kas Jonavoje auga, tai žino, kad tai buvo labai svarbu. Ir kas linkėjimai krapštukui. ir jo, tai buvo labai svarbu, tai buvo. Mes iš mažo miesto, galbūt mentalitetas mažo miesto tokį vis tiek suformavo šiek tiek, kad turi kažką kažkur parodyti ir kaip tu atrodai, būdavo gana svarbus dalykas ir kėdai, ir unikalūs rūbai tam tikrai ten pas mus buvo, toks, ganėtinai mes į tai kreipdavom dėmesį. Gal nekreipdavom dėmesį į madas, bet žinodavom, ko mes norim ir kas tai gerai, buvo svarbu, taip, man asmeniškai labai. Ar tu prisimeni, kur ir kaip jums tekdavo ieškoti, kad ir tų pačių drabužių, nes iš esmės aš, būdamas Vilnietis, turiu ten savo istorijas. Mes galbūt kalbėjom su kai kuriais žmonėm iš kitų miestų, pas juos dar kitos istorijos. Jonava, tai nėra labai didelis miestas, ten dar yra turbūt kitoks priėjimas prie tų visų, kaip sakant, mados rakandų. Tai kaip jūs, jeigu galim sakyti, taip, haslinot savo madą, jeigu galima taip paklausti. Ne veltui krapštukų šilgėjams pardavė, nes ten Hustleris buvo geras.
Esmė būdavo tai padėvėti, iš tikrųjų padėvėti, turėjom tam tikrus spotus gerus būdavo atsidarydavo ir ten tikrai žinom tam tikras firmas, kurios ten Tribal, Eco, South Pole, ten, žinai, žinom iš etikečių, kas yra gerai. Ir pirmieji žmonės išvažiavę užsienius, aišku, siūsdavo mum kažkokių, kas eidavo po to iš rankų į rankas, realiai, kad atsimenu kulką atsiuntė irgi tenais pirmus Eco originalius tenais, mum tai buvo svarbu krapštuką, aišku, jisai perdavė kitam ten žmogui. Mažą miestą, kaip sakau, mentalas, bet tai saugojam. Aš turiu iki dabar, žinokit, turiu daug senų rūbų. Jo, turiu senų, po 20 metų rūbams. Okay. Padėsiu reliktą pakabinęs į spintą, kaip vienetinių tam tikrų, ten Karl Kani ir ten panašių dalykų. Geras, nes šiaip aš neretai irgi, šnekant ir save galbūt sutapatinu su mūsų laidos svečiais, kad ta pati Humana, tie patys padėvėtų drabužių, tos pačios parduotuvės, mano atveju taip pat aš savo pirmus Adidas Superstarus gavau būtent iš ten ir jeigu aš tada galbūt nelabai galėjau įpirkti, tai būtent ten radęs labai apsidžiaugiau ir kad ir kaip jie buvo panešioti, aš juos dar turbūt nešiau kelis metus berastai. Tai prisiminus savo mokyklos laikus, ar pameni, kad mokykloje būtum, sakei, draugai atpažindavo iš kėdų, ar mokykloje tai buvo panašus dalykai? Aš mokykloje nekėdus, atsimenu labai ilgai ieškojau tuos batus žieminius, tokius kaip dabar Timberlandai yra geltonas spalvos. Aš žiauriai ieškojau, niekur neradau gal 2 metus tenais ir atsimenu, buvau pirmasis mokyklai, kuris turėjo tos batus ir tokia buvo, man šitie batai irgi mokyklos, toks buvo. Nešiau kelis metus. Iš kur tu sėmėsi tos informacijos, kad būtent tokie batai yra, tau patiko, kur tu juos matėjai, kad tu juos norėjai turėti? Black Moon klipe. Berods Black Moon klipe ar Pono Noregas klipe. Nes ir klipai irgi, kaip ir rūbai, pas mus eidavo iš rankų į rankas, ir ten kompaktas būdavo praėjęs pro visą keprą turėjom. Ar tuose kompaktuose irgi buvo paveikslėliai kažkokie, kur galima buvo matyti tas madas? Geras klausimas. Tai aišku, piratiniai kompaktai būdavo. Šiek tiek supaprastinti. Taip, bet paveikslėlių nebūdavo. Supratau. Tau kiek galbūt tave pasiekdavo per televiziją, ar buvo kažkokių žurnalų ar kažkokių tai dalykų? Nes, aš dėl ko klausiu, nes neretai, kad ir lenkiški žurnalai čia atkeliaudavo, ten skeitų žurnalai ir panašiai, tos mados nebūtinai būdavo susijusios su tiesioginė tą, galbūt su krepšinio kultūra ar panašiai, kaip ir pats užsiminėjai, skaičius būtent tokio tipo batai. Kokiais keliais tu dar gaudavai info apie, matydavai ar paveikslėlius, ar videoklipus, kas tave įtakoja labiausiai? Aš labai pamenu Betono sakmės albumas, kur Dancavas tavė su, jeigu neklystu, su tais bootcampais, čizais, jeigu neklysiu, su kasytėm. Mes dar pavadindavom juos ryžikais. Ryžikais, jo. Tai tokie minimalus dalykai, nebuvo daug tos informacijos ir tai strikdavo, semdavomės iš tų. Dub buvo toks, atsiprašau, Dub žurnalas turėjau, gatvės žurnalas buvo, ne? Taip, 2 žurnalai daug metų buvo. Buvo Lietuvos hip-hop žurnalai, turiu visus Dub žurnalus. Jo, tai ganėtinai daug tokių smulkmenų, kurie atrodo, žinai, tik kartą gal užsifiksuoja, bet jie buvo svarbus ir semdavęs iš paprastų dalykų, žinai. Nebuvo daug tos informacijos. Jo, ar tuo metu būtent esant paaugliui ir augant ir matant, kaip viskas, matant tos pačius žurnalus ir panašiai, turėjai kažkokius svajonių kėdus, kurios norėjai turėti, bet negalėjai gauti? Visada norėjau Air Force baltų, kurios nusipirkau iš pirmos algos, atsimenu. Ir kur juos nusipirkai? Airijai pas mamą. Foot Lockerį berods. Jeigu neklysti, aišku, ne visiškai baltų su mėlyna linija, bet aš jos turiu net fotkas nusipirkęs. Tai jo, Air Force visada man kažkaip buvo tokia, nebuvo Air Max'ų fanas, buvo Air Force'ų fanas turbūt. Bet taip skambant, kad iš pirmos algos nusipirkai, ar prisimeni, kiek kainavo, nes tai vis tiek toks, jeigu sakai, pirmas pirkinys ir jis ganėtinai turėtų būti tuo metu atrodė brangus. Gal gali kažkokį ekvivalentą. Gal ne visiškai pirmos, gal buvo gal ir anksčiau, žinai. Bet tipo iš tokios, atsimenu, važiavęs į užsienį iš pirmos algos sustaupiu ir nusipirkau tos 100 eurų kažkas to, 109 gal, nežinau, nepasakysiu, bet... Tai irgi nemažai. Jo, bet vis tiek, žinai, atsimenu, turiu aš jos iki dabar iš tikrųjų.
Šiandien beje norėjau juos užsidėti. Jie visiškai nudrošti. Dar pakalbėsim, tu užsiminiai, pasakei, kad tu toks labiau Air Force'ų nei Air Max'ų fanas. Jo. Ar pameni, kokie dar linija tave labiausiai traukia? Nes, kiekvienas, tarkim, mes turėjom svečių, kur, sakė, tam tikrų momentų pirko ir kolekcionavo, tiesiog pirko tik Air Max'us. Kokia tavo buvo batų pirkimo rutina? Ar tu turėjai kažkokią tai tiesiai, ar tu tiesiog rinkdavaisi pagal nuotaiką? Pagal nuotaiką, pagal kainą ir tiesiog pagal stilių. Ir aišku, turėjau ir Air Max'ų, ir dabar su Air Max'ais esu, bet Air Force buvo tie batai, kuriuos mes kažkaip, aš jau turėjau aibę ir aukštų ir žemų, ir juodų tik neturėjau, nes man visada juodi batai kažkaip. Į laidotuvės. Kažkaip nemogu kurios dėti. Geriau balti visada buvo. Ir kažkokios tokios rutienos tai buvo, sakau, mes netaikėm labai stipriai kažkokias madas. Taikėm į tai, kas atrodo prie širdies, į klasikinį kažkokį hip-hopo, žanro pripratimo, tą tokį stilių. Grįžtant šiek tiek į mokyklą, tu pasakėjai, kad žaisdavot ir mėgdavot žaisti krepšinį. Ar krepšinis turėjo įtakos tavo kėdų pasirinkimui? Turėjo tiksliai, dabar gerai pasakė, aš dar prieš važiuodamas pagalvojau, aš simkai tėvas nupirko man Lebronus antrus. Tai buvo brangiausi kėdai, kokias turėjau ever gyvenime, tai tais laikais, gal 500 litų, jie ten 400, kažkas tokio. Tėvas vieną išmerė per didelius, aišku, nupirko. Tokie jo labai geri kėdai, žiauriai, vieni patvariausi turbūt kėdai apart ir Force'ų visų. Ir va su tais kėdais ėjau krepšinį lankyti, turėjau gerus kėdus. Ačiū, tėvai. Fainai. Tavo muzikinė karjera prasidėjo kuriuo gyvenimo etapu, kada tu galbūt pradėjai repuoti ir kada atradai save kaip norinti lipti galbūt į sceną arba eiti į studiją įrašinėti kūrinių? 16 metų tai viskas prasidėjo labai paprastai, mes jau ten nepaslaptis klausydom sindikatų, užaugom ant sindikato ir visi kažką bandėm, tada pas mus buvo ten hebra, kuri varė jau ir savam kieme ir mes toj pačioj šaiko, kitoj tiksliau šaiko biški jaunesni būdami, atsimokėm, tai nusipirko pirmą mikrofoną. Gana iš tai tokius pradžių rašinėjom ir tiesiog nusprendėm kažkaip pakelt lygį, MTV iš tikrųjų nusprendė tai padaryti ir jis mane pakvietė kaip pirmą bandymą triušį ir tada rašėm pirmą gabalą ir labai greitai rašėm visą albumą. Ir taip maždaug 16-17 metų kažkas grubiai taip prasidėjo. Kaip manai, ar hip-hopo galbūt visa istorija kartais, man atrodo, kartais pamiršta, kiek daug Jonava užaugino talento. Nes mano viena mėgstamiausių grupių Lietuvos Šiaurė yra iš Jonavos. Taip. Tu esi iš Jonavos, Krapštukas iš Jonavos, Kulka, visa hebra yra iš tikrųjų nemažai žmonių. Medmanis. Ja, ir Medmanis, tai yra žmonės ir mes kalbame apie vardus, kurie yra žinomi, bet kartais netrodo tau, kad pats miestas yra pamirštamas šiek tiek, kad tas reprezentas Jonas. Tu tai darai puikiausiai. Linkėjimai iš Vidurio ar visi kiti referencijai būtent į tavo miestą pas tave yra to nemažai, bet kartais turbūt žmonės nežino, kad Jonava toks yra stiprus hip-hopo miestas. Sakyčiau, buvo ir kadangi aš vienas likau, nes gyvenas visą šaiką realiai išvažiavus yra nieko. Viens po kitą išsilakstė ir galbūt dėl to tas reprezentas yra, aš esu namie, kur pradėjau, mano šaknis, ten aišku daug kur keliavau, bet galbūt dėl to, bet aš manau, kad kiekvienas atsimena tai ir kiekvienas atsimena šiltai, tai ko nepaklausi, kas iš reperių Jonavos, tai tikrai prisimins kaip true laiką, tikrą, nesuvaidintą, gerą emociją ir laiką real. Grįžtant prie kėdų visų realijų, tu užsiminiai, kad nemažai turi daiktų, kurios vis dar turi ką pirkai prieš 20 metų ir kai ką laikai tam tikrą relikviją ir to, koksai, galbūt, kaip pasakyti tiksliau, koks tavo požiūris yra būtent į ar kolekcionavimą, ne tai kad požiūris, bet tu asmeniškai linkęs esi kolekcionuoti ar nešioti daiktus, kuriuos nusipirki? Pradžių sunešioti, po to sentimentaliai kai kurios pasilikti. Aš turiu tam tikrus rūbus, kur pirmą kartą lipau į Betlą, kur Krapštukas man padovanojo Karlkanį džemperį. Turiu iki dabar. Okay. Turiu tą albumą, kur išėjęs iš mados džemperį, mes rankomis darėm, aš turiu iki dabar originalų namie. Okay.
Ir turiu sukur klipą filmavom išėjęs iš mados Maikai, aš ją kaip vieną kartą nufilmavau ir ją pakabinau tiesiog ir jinai taip turiu tas rūbus. Nežinau, man tai kažkada dažiau per spintą buvau praėjęs, kiek iš to naudos, aišku, nežinau, bet kažkaip smagu prisiminti, sentimentaliai pajausti tą laikmatį, tą prisiminimus. Kiek dabar, jeigu tavęs paklaustų ir tie klausimai, mūsų podcast'e tai turbūt labai aktualūs yra. Jeigu tavęs paklausti, kiek savo, tarkim, namie turi porų kėdų? Skaičiau 15, bras. 15. Kaip tau atrodo, čia daug ar mažai? Daug, čia lyga yra. Čia jau lyga yra. Manau, lyga, nes ten buvo pamatė, buvo tokia istorija, kai aš ten tvarkiaus kažką ir pas mane buvo kiek batų porų ir pažįstamas toksai skambino, norėjo susitikti, aš nenorėjau susitikti ir jisai galiausiai užėjo ir jis taip porų batų pamatė, negalėjo praeiti ir jis taip sustojo, nei labas nepasakęs nieko. Čia sako, Red October, sako. Ką sako, ką čia reiškia ir mes pradėjom pakėlėm, aš net nežinau, kad ten yra. Tu net nežinau. Aš net nežinau, 2 metus jie gulėjo stalčiu. Aš jas MTV norėjau padovanot, kad kažkaip nešiotų, nes mane kažkaip biškai per mažai buvo. Okay. Kaip Red Octoberiai atsirado pas tave kolekcijai? Oi, labai paprastai, labai tiksliai neatsimenu kaip, bet kažkokioj vienoj sendaikčių rašai pardavėtų kažkokioj parduotuvėj mes. Lietuvoj, draugė manęs nupirko, sakyčiau. Tokius tipo sunešiosi, nes aš nelabai domėjau, sakau, madom, po to tik pradėjau žiūrėtis. Ir taip atsidūrė, turiu iki dabar jos. Ar tu žiūrėjai, kiek kainuoja? Mačiau ir turėjau įtarimų, kad čia gali būti gera replika. Okay. Ir kur tipo labai gera, mes ten labai žiūrėjom ir tikrai dypinom šitą dalyką ir tiesiog aš nutariau daugiau nieko nedypinti, jos pasilik lygiai taip pat šalia tų visų rūbų pakabinti kaip kažkokį prisiminimą. Geras, nes man atrodė, kad, kaip sakyt, šiuo atveju, žinai, kai tai yra didelė pinigų suma, kartais ir ta pagunda, žinai, atsiranda, bet tačiau aš labai pritariu tau, kad pinigai galbūt nėra šiuo atveju prioritetas ir tas labai daug sentimentų lieka. Jo. Gerai, mes šiek tiek kalbėjome apie muziką ir aš neretai pats save galbūt pagaunu ant to, kad kai aš einu į sceną, kai aš lipu į sceną, aš neretai ieškau kokius kėdus užsidėti, kad tai būtų tiek scenai, tiek būtų patogu, pavyzdžiui, ir panašiai. Ar tau yra kažkoksai tai, ar pas tavai yra kažkokia tradicija, kaip tu renkiesi kėdus prieš lipant į sceną grot koncertą? Nėra. Kokie yra? Tradicijos kažkokios nėra, bet... Ne tradicijos, bet ar turi kažkokius vis tiek, prioritetus? Mėgstamiausius kažkokius. Jo, turiu kelis mėgstamiausius, o šiandien beje prieš šitą koncertą turim išėjęs iš mados ir šiandien kaip tik negalėjau išsirinkti kėdų ir netgi paprašiau story Hebros į kelių Instagramą, gal galite man padėti išsirinkti, Hebra padėjo išsirinkti su tais ir to koncertuosiu. Okay. Kas tai kėdai? Nike Air Force'ai. Air Force'ai, jo. Supratau. Nežinau tiksliai modelio, bet gerai patogus. Okay. Tie, kas tave follow na Instagram'e ir mato tavo galbūt kasdieninę kažkokią rutiną, tu nemažai sportuoji. Ir aš taip suprantu, kad turbūt iš visos tavo, kaip sakant, namie esamų kėdų, batų, tai kėdai turbūt tai yra tiesiog daugiausia ir tu kažkaip Ar tau, žiūrint, tarkim, į ateitį, tu turi kažkokius kėdus, kuriuos norėtum įsigyti, kad tu nori, kad jie atsirastų pas tave, gal ne kiek kolekcija, kiek tu norėtum juos nešioti ir juos dėvėti? Norėčiau Jordan poros klasikinių senų Jordan, nežinau, ten jų modelio Flight kažkokie, dabar nepasakysiu sorry modelio, bet norėčiau Jordanus ir kažkada galbūt paįvairinsiu vietoj Nike Jordanus, nes tikrai Nike yra beveik 10 porų turbūt, žinok, iš tų visų tenais, kaip paskaičiavau. Na, matai, kitas mano klausimas ir buvo galbūt apie tai, kad tavo kolekcijoje yra tiek daug Nike'ų, kad, tavo netgi diskografija yra kūrinys, pavadinimu Mano Nike'ai. Gal gali papasakoti istoriją apie šį kūrinį ir kodėl jisai toks atsirado? Aš suprantu, ten yra turbūt ir daugiau negu tiesiog, kad tu turi daugiausiai kėdų. Tenais tikrai ne apie kėdus, tenais, aš manau, batai yra vienas iš tų tavo daiktų, kurie tave kažkur nuveda, be jų tu nenueisi niekur. Tai buvo, manau, tokia pertiktina prasme, aš būtent su Nike'ais visur nuėjau iki ten, kur buvau tą akimirką, įrašinėjau tą gabalą ir kur tu ir dabar esu.
būtent jų pagalba aš einu į priekį ir tai buvo kažkaip senai norėjau šitą padaryti ir pavadinau tą dainą mano Nike. Ok, geras. Ar gavai iš žmonių kažkokiu tai, galbūt nuomonių šiuo atveju, kažkokią tai, propsų, kad, Nike, kūrinys apie Nike'us, panašiai. Ar buvo komplimentų šiuo atveju? Buvo. Ten kažkur kažkas buvo, jo. Kažko labai super, ten, kad, apie Nike'us kalbėjau, ne, bet manau, kas seka, tai žino, kad aš Nike'us mėgstu ir juos... Ne pirmą kartą klausiu prieš koncertą, kurios kėdus dėtis, iš jų antrą berods, tai Hebra turbūt žino, kad yra svarbus. Geras, mes neretai mūsų laidose kalbamės su kėdų mylėtojais, mėgėjais, kolekcionieriais. Visi turi kažkokią kėdų istoriją, kažką galbūt iš kėdų arba ten tiesiog iš istorijos. Ar tu turi kažkokį tai galbūt momentą, tarkim, ar tai tu juos pamatei kažkur, ar kažkur tai įsimylėjai kažkokį modelį, arba tiesiog žinai, kad yra įvykęs kažkoks tai faktas su kėdais, kuris tave žavi ir tu mielai pasidalytum tai su klausytojais ir žiūrovais. Tai man su Red Octoberis buvo, kai pradėjom dypinti ir pamačiau, kad Kendrickas Lamaras Red Octoberis buvo vienam koncerte ir kažkaip tada, nes aš dar nelabai ten gilinausi į kainas, ten kažkaip tiesiog man buvo viena iš pirmų tokių, nuotraukų ar kažkokių informacijos, kad... Okay. Ir tada tik, pradėjau gilintis, kad čia, dar buvo Kanye West tenais ir whatever. Ir toks kažkoks minimalus, toks, galėčiau pasakyti, buvo sąsaja. Ok. Kalbant apie, kaip minėjai, 15 purų kėdų pas tave, tai ir, kaip ir sakai, yra ganėtinai daug žmogui. Problema. Ar gali nuspėti šiek tiek ateitį, kiek pas tave bus, tarkim, kėdų po kelių metų, po 5, tarkim? Tikiuosi bus 4 kokios poros. Tu nori juos sumažinti, sunešiot per tas 5 metus? Jo, norėčiau kažkaip mažinti daiktų, kurių nereikia, nes jie iš tikrųjų kažkokią neša naštą tiek ir mylimi kėdai, ir mylimi daiktai, dalykai, bet tampi su metais, tampi kažkoks kaip kolekcionierius, aš kartais pažiūriu savo močiutę ir galvoju, blema, gal man taip nebūtų. Okay. Ir galvoju, kad reikėtų apmažinti, pasilikti kažkokį, arba padidinti dvigubai, nežinau. Ok, nes šiaip aš įsivaizduoju, kad tų kėdų, 15, tai galbūt žmonėms, vieniems gali būti daug, kitiems mažai, man galbūt tai gali būti mažai, tavo atveju tai kaip daug. Kiek tu turi kėdų, atsiprašau? Norėjau paklausti iš karto. Tarp 30-40. Ką mes kalbame? Čia man tai reikėtų kalbėti. Tai tai pabaigai, jeigu mes kalbėjome apie patogius kėdus scenai ir tai neretai tu renkiesi, kad jie būtų ir galbūt gražus, ir patogus, tavo kasdieniniai batai, kokie kėdai tavo kasdieną tarnauja labiausiai ir kas tau labiausiai patinka? Nike visada kiaurą parą. Ar tai būtų krepšinis, ar tai būtų... Ne, ar skirtumą. Krepšinio kėdai, aš iš patirties, iš tų Lebrono kėdų, kur tėvas nupirko, supratau, kad yra vieni patvariausių kėdų ir aš, kadangi daug kur vaikštų ir nešioju, tai žiemą, vasarą, tai krepšinio kėdai patikrinta. Ok, ir tada pabaigai norėčiau pasikalbėti apie tavo albumą Išėjęs iš mados, kuris netrukus įgaus vinilo pavidalą. Kodėl tu nutarei išleisti plokštelėje, nes pačiam albumui, jeigu aš neklystu, kiek 12 metų? Lygiai 12 metų. Lygiai 12 metų, ne? Ir 12 colių plokštelė bus išleista. Taip, ir 12 dainų. 12 dainų, prašau, tai čia dabar krapštukas būtų. 12. Panašiai. Linkėjimai krapštukui. Kaip, kas tave, kaip sakyt, paragino šiuo atveju išleisti albumą vinilę, nes nepaslaptis, kad albumas Išėjęs iš mados visai neperseniausiai buvo išrinktas geriausias visų laikų Lietuvos hip-hop albumas. Ir kuom reikia pasidžiaugti, kad dabar kolekcionieriai, kurie nespėjo tais laikais gauti to limituoto kompakto, nes ten tų kompaktų nebuvo labai daug, ir dabar jau galės turėti vinilinę plokštelę. Papasakok, prašau, apie šį albumą ir ką jis tau reiškia tokio, kad jis dabar bus plokštelėje. Paraginti niekas šiaip neparagino, bet tiesiog tikrai gavau nemažai klausimų apie plokštelę ir tokius jau aibę metų turėjau šitą, kaip tipo, reikėtų išleisti plokštelę, įamžinti, nes plokštelė toks kaip jau vis tiek reliktinis dalykas, kompaktas, tai mes ten paprastai, gali po to pasikabinti ant veidrodėlio, mašinai, o plokštelė tai toks tipo rimtas dalykas ir kažkaip susigrėbiau ir galvoju, kada jeigu ne dabar, nes lygiai 12 metų apsisuko pagal visus ten zodiakinius dalykus, whatever,
Ir 2012 išleistas 12 mėnesį, 12 dieną, 12 dainų. Čia kaip skamba, bet galvoju, reikia dabar, kadagi daugiau ne dabar. Ir kažkaip taip nusprendėm. Tikiuosi viską spėsim. Tai puiku. Belieka pasidžiaugti, kad albumas, kuris buvo visai neperseniausiai išrinktas geriausių visų laikų hip-hopo albumas Lietuvoje, įgaus vinilo pavydalą ir aš visus jūs kviečiu followinti Adę, followinti visą tai, ką jis daro, visą muziką, viskas yra pasiekiama pakankamai lengvai. Aš noriu pasidžiaugti, kad pagaliau tavo muzika tiek Spotify, tiek YouTube visur yra pasiekiama, nors tam tikrų momentų to nebuvo. Ir labai džiugu, kad tu pasirūpinai tuo, kad viskas yra ir viskas yra išsaugota. Todėl jūs galite matyti Adės Instagramą pas mus čia ekrane, o tie, kas manau, galėsit matyti Adę Instagrame ir visur kitur, ateikite į koncertus, tenais dar būna linksmiau ir smagiau. Ir visą laiką galite pačekinti, kokius kėdus scenoje dėvi Adė. O aš noriu padėkoti tau labai, kad skyrė laiko, kad mes galėjom čia tiesiog pasidėti ir paplėpėti, pačiatinti būtent apie kėdus, šiek tiek apie muziką, kas yra smagu, apie tai galėtume dar turbūt ilgiau šnekėti, bet manau, esminius dalykus mes pakalbėjome. Tikiuosi. Ačiū. Ačiū didelis. Buvo Adė ir iki kitų susitikimų. Čia buvo Snyks podcast ir mes susitiksim, tikiuosi dabar dažniau. Iki.